Prienų kultūros ir laisvalaikio centre lapkričio 25 dieną vyko knygų mugė, kurios tikslas skatinti žmogaus ryšį su knyga. Mugėje dalyvavo poetai Zita Mažeikaitė, Gintautas Dabrišius ir Lietuvos rašytojų sąjungos literatūros redaktorė, literatūros kritikė Janina Riškutė. Renginį pradėjo meno mokyklos smuikininkė, poeziją skaitė mokinys iš Revuonos. Meras mugės metu Prienų bibliotekai padovanojo keletą knygų, kuriomis galės džiaugtis visi prieniečiai. Nors daug žmonių nesusirinko, atėjusieji nesigailėjo galėję apžiūrėti ar įsigyti siūlomas knygas. Nerodyk į dangų pirštu, Dievui akį išdursi. Žvaigždžių neskaityk, savos neteksi. Nespjaudyk į ugnį, anam sviete karštą akmenį lieši. Kojų nesupk, nelabasis užsės. Drabužio ant savęs neardyk, razumą išardysi. Nežargstyk po medžius, nužardysi ir nudžius. Nemazgok veido muilu, gražumą prarasi. Suktų siūlų nerišk sukamų pirštų, nerišk skaudamų pirštų, dar labiau suks. Valgydama neik į tvartus, peles suvesi. Nieko neduok per tvorą, skalsą išduosi. Nerankiok sumazgiotų raištelių, ligą parneši. Vakare nežiūrėk į veidrodį. Be laiko pasensi, mokyto klausyk, pati tokia būsi. Kokius žmonės žymius šiandien galime matyti knygų mugėje? Tai mums labai smagu buvo, kad jis sutiko atvažiuoti šių metų poezijos pavasario laureatė ir dar mūsų kraštietė gimusi Inga Vangyje, poetė ir vertėja Zita Gražina Mažeikaitė. Ir taip jau susiklostė turbūt tradiciškai trečioji knygų mugė ir mes vis kviečiamės savo krašto rašytojus ir poetus. Bus mįslė ir intriga, ką kitais metais pasikviesime. Šiųmetinė knygų mugė galbūt yra išskirtinesnė tuo, kad joje atsivežė Lietuvos rašytojų sąjunga daugiau verstinės literatūros ir būtent, kadangi poetė Zita Mažeikaitė vertėja žymi labai daug išvertusi iš vokiečių ir švedų kalbų, tai šitos literatūros Ingmaro Bergmano ir kitų švedų poetų tikrai didžiulis pasirinkimas buvo. O knygos mugės tikslas tai turbūt, kad nebūtų nutrūkęs ryšys tarp skaitytojo, rašytojo ir leidėjo, kad mes čia visi kartu susitiktume, daugiau pamatytume savo akiratį, praplėstume ir naujų idėjų pasisemtume. Vat labai smagu ir iš Birštono vakarės sulaukėme ir savo krašto rinkinukų pristatėme. Tiesiog man atrodo, kad visada sveika yra pamatyti daugiau. O kokias knygas šiandien galime įsigyti ar pavartyti mugėje? Kaip jau minėjau, tai daugiau yra švedų literatūros verstinės, taip pat naujausios lietuvių literatūros knygos leistos rašytojų sąjungos leidykloje. Tai Leonardo Gutausko naujausia poezijos knyga. Ir vaikam, ir suaugusiesiems. Na, tiesiog dabar iš tos gausybės gal ir sunku man greitai pavardės prisiminti, bet iš tikrųjų pasirinkimas tai nemažas. Knygų mylėtojai visuomet ras, kuo dar susidomėti. O kitais metais galime laukti šio renginio? Aš labai tikiuosi. Jau 3 knygų mugės praėjo, įvyko ir tikiuosi, kad ir 4 tikrai įvyks. Ir sakau, kaip ir minėjau, kad mums dabar yra tokia mįslė patiems, kągi iš mūsų kraštiečių dabar vėl pasikviesti. Aišku, mes vėl draugausim su Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, kuri ir lietuvių autorių naujienas atveža.
Nu, tai visuomet yra smagu eiti koja su kojon su kultūra, su naujausia literatūra ir pirmyn tik tai. O ar jūsų manimų populiari knyga yra gera knyga? Na, tą populiarumą suprasti galima labai įvairiai. Populiarioji literatūra skirstoma labai įvairiai ir, žinot, man atrodo, kad tą populiarumą ir mūsų knygų mugė truputį pakoreguoja. Iš tikrųjų labai gražiai ir poetė, ir literatūrologė Janina Riškutė pristatė tas naujas knygas, tą esmę apibūdino ir manau, sudomino. O žmogus įsigijęs vienas pasidalins su kaimynais, su draugais tą knygą ir žiūrėkim, jau ta knyga bus populiari. Kažkas parašys galbūt recenziją, kažkas nuomonę, pasidalins vieni per kitus ir taip knygos populiarėja. O ar pati turit mėgstamiausią savo knygą? Aš turiu labai daug knygų ir mėgstamiausių daug knygų. Ir poezijos, ir eseistiką labai mėgstu ir nelabai galiu išskirti ar lietuvių literatūros, ar užsienio literatūros. Ir dar vienas įdomus dalykas, iš tikrųjų, kaip šiandien ir minėjo literatūrologė Janina Riškutė, kad tos knygos netgi gali būti pavadintos sezoninėmis. Pavasario knyga, žiemos knyga. Taip aš iš tikrųjų ir pati jaučiu, kad žiemą labiau noriu pasiimti storesnį romaną, ar esė, ar filosofinę knygą, o pavasarį eilėraštį, tai kas turbūt tą šypseną praplatina turbūt. O ar sunku šių laikų rašytojų išsiskirti? Ar poetų? Nu, nesunku, viskas nesunku, čia ir kaip visose srityse. Būna, kad reiškia žmogui išsiskirs, būna nelaimė. Savo prisišaukia nelaimė. Toks išsiskyrimas ir galimas. O kuo šiais laikais knygos pritraukia skaitytoją? Jos turi būti gyvos, o ne reiškia ir į kalbos atžvilgių susiliestų su dabarčia kalba ir nebūti ištestos. Tas baisiausiai tokį dėžesnį. Ar turit mėgstamiausią knygą? Turiu, bet ją paslėpę. Koks jos pavadinimas? Nežinau, dabar nepasakysiu. Užmiršau, per staigiai klausėt. Neturiu vienos knygos, daug yra knygų. Man pati pirmiausia. Kuo? Pati pirmiausia. Koks pavadinimas šios knygos? Vienplaukis plaukia. Matai, pavyzdžiui, Hašeko knygą visada skaitau, beveik visada. Don Kikotą seniau daugiau skaičiau, Hašeko, dar istorijų visokių. Ką jūs šiandien pristatote šioje knygų mugėje? Aš pristatau savo knygą vaikams Gugeliukai. Ekologinė tema apie mišką, apie mažus molinius žmogeliukus, kurie saugo mišką, globoja jį ir lygiai to paties moka daryti vaikus. Tai yra nauja knyga, kada išleista? Jinai pasirodė pavasarį ir aš organizuodama Birštone inkilų kėlimo tiesiog akciją sudarom, ją pristačiau. Jinai 2010 metais išleista. O jūsų manymu, ar populiari knyga yra ir gera knyga? Dabar būnant ant taip vadinamos eko bangos, tai tiesiog žmonės domisi. Man sunku atsakyti šitą klausimą. Kiek man išeina sulaukti komentarų, tai visiems žmonėms patinka. Bet apskritai visos knygos, jeigu knyga yra populiari, ar ją galima sakyti, kad ji yra gera knyga? Ne, nepasakyčiau. Populiarią knygą daro ne tik jos perkamumas, tai yra populiari dabar dažnai atsisuka ir į kainą. O ar sunku šių laikų rašytojui ar poetui nustebinti skaitytoją? Taip. O kuo jūsų manimu turi išsiskirti knyga, kad pritrauktų žmonių? Pirmiausia, rašytojas turi rašyti knygą negalvodamas, kuo tai pritrauks. Jeigu ta knyga eina iš širdies
Tai ir yra tas populiarumas, tai yra loterija, arba tai patiks skaitytojai, arba nepatiks. Bet galvojant apie tai, ar ta knyga bus perkama, bandyti įlysti į tiesiog su visom naujovėm rašyti. Ne apie tai reikia galvoti knygą rašant. Šitą knygą aš apie tai rašant negalvojau. O koks buvo jūsų tikslas? Mano buvo tikslas, kad atkreipti vaikų dėmesį į dabar šiukšlinamus miškus. Ir kad daugybė literatūros yra tiesiog vaikams įsakmių tonų, netgi sakoma, kad tu dabar eik, tu dabar rink, ir vaikams tai neduoda rezultato. Suaugusio žmogaus jau kaip molio neperdarysi ir tiesiog jeigu vaikai nori padėti gugeliukams, jie eis ir darys. O ar sunkiai yra rašytojų arba poeto duona? Nevadinu dar savęs rašytoja, aš esu labai pradedančioji ir tiesiog gal aš daugiau įgyvendinu savo idėjas. Lygiai taip pat, kai buvo mano fotografijų paroda, piešinių paroda, taip ir šičia. Šovė idėją, padariau, įgyvendinu, važiuoju toliau. Žinoma, mano planuose yra dar tiesiog sukurti keletą tokių idėjų turiu. Bet rašytoja ir ar tai sunki ta duona, aš negaliu atsakyti, nes aš dirbu socialinė darbuotoja vaikų namuose ir lygiai taip pastudijuoju, mokausi, nėra tai mano vien tik pagrindinis kaip rašytojos užsiėmimas, daug ko domiuosi. O tai yra pirmoji jūsų knyga? Taip. Ir ko palinkėtumėt jaunimui, tiems, kurie norėtų tapti populiariais rašytojais ar poetais? Visada bandyti. Visada drąsiai bandyti. Negaliu pasakyti, kad man pristatant arba einant, nešant savo idėjas, aš nesusiduriu su sunkumais. Reikia labai daug užsispyrimo, valios, nes pavargstama būti prie vienos idėjos iki galo, užbaigtumo tos idėjos. Todėl tu visada turi labai tikėti savo pagrindinę mintim, ką tu nori tuo pasakyti. O jeigu tai yra menas tik tai dėl meno ir be jokios žinios, be jokio svorio, tas nešama, bandomas įtikti skaitytoją, aš manau, tada taip yra sunkiau. O ar naudinga yra tokie renginiai žmonėms, kaip šiandien vykstanti knygų mugė? Taip labai. Vis tiek, tu negali susekti visų naujovių, kas vyksta leidyklų virtuvėje, kad tu sužinotum, kokios yra naujos knygos leidžiamos. Taip, naudinga pasirodyti iš tiesų. O ar jūs turit mėgstamiausią savo knygą arba rašytoją? Taip, Astrida Lindgren. Ir kokia knyga jūsų yra mėgstamiausia? Astridos Lindgren neišskirčiau nei vienos mėgstamiausios iš jos, nes tai yra mano vaikystės rašytoja, kuri iš tiesų įkvėpė. Ir kad ir koks tu suaugęs bebūtum, tau nereikia užmiršti tiesiog žaismingumo, paprastumo, paprasčiau į gyvenimą žvelgti.